Sveiki, džiaugiuosi Jums pristatydama Cherry Team sistemą. Niekam nėra paslaptis, kad įmonėms efektyvus personalo valdymas yra svarbus įrankis. Dažnai girdime, kad užduodami klausimai tokie kaip: kodėl reikalingos verslo sistemos įmonėms ir kokią sistemą išsirinkti? Pamėginsiu šios klausimus Jums ir atsakyti. Reikia suprasti, kad įmonėms sistema gali palengvinti administravimą. Darbuotojams leis lengviau atlikti administracinius procesus, prisidės prie sklandaus kasdieninio veikimo, sumažins klaidų riziką ir padidins pardavimo našumą. O kuriai sistemą išsirinkti iš daugybės rinkoje esančių? Vienas iš svarbiausių momentų renkantis sistemą, ji turi būti lengvai suprantama ir valdoma. Tuomet bus lengva apmokinti tiek naujus, tiek ir esamus administracijos darbuotojus. Lengvai valdoma sistema padės rasti informaciją ir sutaupys laiko. Pasitikėjimo sistema skatina darbuotojus dirbti efektyviau ir drąsiau. Bendrai, verslo sistema duos milžinišką naudą jums ir jūsų įmonės darbuotojams. Taigi, šiame video parodysiu Cherry Team sistemos funkcijas. Susipažinsime su efektyviu personalo valdymu, išsiaiškinsime, kaip ir kokia informacija yra saugoma ir sužinosime, kaip galima optimizuoti darbo procesus. Prieš pradedant šį video noriu paminėti, kad Cherry Team YouTube kanale jau yra patalpintos 5 video pamokos, kuriuose rodo, kaip valdyti sistemą tiek pradedantiesiems, tiek ir profesionalams. Pradėkime šį video pristatymą nuo kontakto apžvalgos. Keliauju Cherry Team svetainę. Prisijungiu su savo Google paskyra. Sistemoje pirmiausia reikia įsitikinti, kad esi verslo paskyroje. Viršutinėme dešiniajame kampe, paspaudus ant savo vardo, išsiskleidžia kortelė, kur matau, kurioje paskyroje esu – asmeninėje ar verslo. Paspaudus ant verslo paskyros pavadinimo, paskyra perjungiama. Tuomet kairiajame meniu matau, kad esu kontaktai skeldyje. Čia matau verslo paskyros visą kontaktų sąrašą. Viršuje paieškos laukelyje galiu įrašyti ieškomo kontakto vardą. Paieškoje įrašau Aurelija ir spaudžiu Enter. Sąrašas pagal paieškos žodį išfiltruojamas. Ant kontakto kortelės matau, kada sukurta kontakto kortelė ir paspaudus matau, kas iš komandos vartotojų sukūrė kontaktą. Profilio nuotrauką, pilną vardą ir adresą, elektroninį paštą ir telefono numerį. Paskutinį komentarą apie kontaktą ir mygtuką daugiau. Paspaudus ant daugiau mygtuko išsiskleidžia veiksmai ištrinti kontaktą iš sąrašo. Spaudžiu Cancel, nes nenoriu jo ištrinti. Atnaujinti. Atsidaro langas, kur galima visus duomenis apie kontaktą atnaujinti. L-paštas. Atsidaro langas elektroninio pašto kūrimai ir siuntimai. Ir pranešimas. Nuo L-paštas skiriasi tuo, kad rodo susirašinėjimo istoriją. Grįžtu atgal į kontaktą į sąrašą. Norint valdyti ar peržiūrėti daugiau kontaktų informacijos, galima spausti ant vardo. Tuomet atsidaro langas, kuriame matome detalę kontaktų informaciją. Ir meniu juosta, kurioje yra su kontaktu susieta informacija. Komentaras. Čia matau ankstesnius komentarus ir galiu pradėti naują komentarą. Įmonės. Čia galiu pradėti ryšį su įmonė kaip kliento. Spaudžiu atšaukti ir kaip tiekėjo. Spaudžiu atšaukti. Projektai. Matau projektų sąrašą. Ant sąraše esančių kortelių matau projekto būseną, pavadinimą, etiketę, adresą, pagrindinį projekto kontaktą, skirtą projektui laiką ir projekto išlaidas. Paspaudus ant projekto kortelės jį išsiskleidžia, kur taip pat yra meniu juosta ir galima peržiūrėti. Komentarus. Čia matome paskutinius vartotojų paliktus komentarus. Projektų suvestinė, kur atvaizduota kontaktų suplanuotas laikas ir darbo užmokesčio išlaidos. Kontaktų suvestinė. Čia atvaizduojamas sąrašas darbo dienų šiame projekte. Ir failai, kuriuos galima pridėti. Paspaudus ant projekto kortelės dar kartą projektas suskleidžiamas. Sekantis viršuje meniu juostoje yra HRMS. Čia matau darbo pasiūlymų ir darbo sutarčių sąrašą. Sąraše kortelės turi dokumento būseną, dokumento ID, pareigas, pradžios datą, pabaigos datą ir darbo užmokesčio dydį. Paspaudus ant kortelės, ji taip pat išsiskleidžia ir taip pat galima peržiūrėti jos meniu juostą. Komentarai. Kaip ir kitur, čia galima skaityti ir palikti komentarus. Suvestinė. Čia matau per visą laiką išmokėtą darbo užmokestį, mokesčius ir atostogų likutį. Darbo laiko žiniaraštis. Rodo detalę darbo laiko išklotinę. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Rodo kas mėnesį priskaičiuotą atlyginimą. Darbo grafikas. Rodo, kur ir kokiu laiku darbuotojas dirbo tą mėnesį. Ir taip pat failai, kuriuos galima čia rasti ir pridėti. Paspaudus ant dokumento kortelės dar kartą kortelė užsidaro. Ir paskutinis viršuje meniu juostoje failai. Čia rasite visus šiam kontaktui pridėtus ir bendrintus failus.
ir tik apie kontaktus ir kaip valdoma jų informacija. Sekantis meniu juostoje projektai. Paspaudus atsidaro projektų sąrašas. Ant projekto kortelės yra sukūrimo data, paspaudus ant datos matau, kas iš komandos sukūrė projektą. Projekto būsena, projekto pavadinimas etikete, adresas ir pagrindinis kontaktas. Dešiniau komentaras arba projekto laikas su projekto išlaidomis ir mygtukas daugiau. Paspaudus ant daugiau mygtuko išsiskleidžia veiksmai. Ištrinti projektą iš sąrašo. Spaudžiu cancel, nes nenoriu jo ištrinti. Atnaujinti. Atsidaro projekto aprašymo langas. Ir grafikas. Atsirado projekto kalendoriaus langas. Norint valdyti ar peržiūrėti daugiau projektų informacijos, galima spausti ant pavadinimo. Tuomet atsirado langas, kuriame matome detalę projektų informaciją. Viršuje pavaizduotas pagrindinis kontaktas, o žemiau projektų sąrašas, kurie priklauso šiam kontaktui, arba visi projektai, kuriuose šis kontaktas yra pagrindinis. Projektas, kurį paspaudžiau, yra pats pirmas ir išskleistas. Paspaudus ant jo, jis užsidaro. Paspaudus ant jo dar kartą, vėl išsiskleidžia. Po išskleisto projektu matau meniu juostą su informacija. Komentarai. Matome administracijos komentarus ir galime palikti savo komentarą. Projekto suvestinė. Čia atvaizduota projektą atlikti numatytas laikas, suplanuotas laikas ir projekto išlaidos. Žemiau, kiek kontaktų priskirta ir kaip keitėsi projekto būsenos su data ir kas tai atliko. Kontaktai HRMS. Čia yra sąrašas darbuotojų priskirtų prie šio projekto. Paspaudus ant kontakto kortelės išsiskleidžia detalesnė informacija. Rodoma, kiek kontaktai suplanuota laiko ir apskaičiuotas darbo užmokestis. Paspaudus ant kortelės jau užsidaro. Sekantis meniu juostoje grafikas. Su žemiau atvaizduota savaitės peržiūra. Lange matome numatytą darbo laiką projekte ir suplanuotas darbuotojų valandas. Pirmoje kortelėje yra suskaičiuotas viso mėnesio projekto valandos ir darbo užmokesčio išlaidos. Pirmoje eilutėje yra suskaičiuotas kiekvienos dienos projekto valandos ir darbo užmokesčio išlaidos. Žemiau išvardyti darbuotojai, jų kortelėse nurodoma, kiek darbuotojai suplanuota valandų šį mėnesį ir darbo užmokesčio išlaidos. Darbuotojo eilutėje yra suskaičiuotas kiekvienos dienos suplanuotos valandos ir atlyginimas. Taip pat savaitės peržiūros režimą galima pakeisti į mėnesio peržiūros režimą. Užvedus rodiklę ant darbuotojo kortelės atsiranda mygtukas daugiau. Paspaudus daugiau mygtuką galima ištrinti ir atnaujinti darbuotojo darbo grafiką. Užvedus rodiklę ant darbuotojo dienų atsiranda mygtukas grafikas. Paspaudus ant grafiko mygtuko atsirado redagavimo langas, kur galima redaguoti projekto ir darbuotojo laiką. Kad uždaryti mėnesio peržiūros režimą, galima spausti Escape arba viršutiniame dešiniajame kampe uždaryti mygtuką. Paskutinis iš projekto meniu – Failai. Čia rasite visus šiam projektui pridėtus failus. Puslapio viršuje galima paspausti mygtuką Grįžti į projektų sąrašą ir tik informacijos apie projektų apžvalgą. Šioje video apžvalgoje paskutinis, ką noriu parodyti, tai HRMS. Meniu juostoje, paspaudus ant HRMS, atsirado puslapis. Čia matome darbo sutarčių sąrašą. Ant darbo sutarčių kortelės yra, kada sukurtas darbo sutarties pasiūlymas ir paspaudus matau, kas iš komandos vartotojų sukūrė sutartį. Dokumento būsena, kuri nurodo darbo sutarties statusą. Pilną vardą, dokumento ID ir pareigas. Elektroninį paštą ir telefono numerį. Sutartyje nurodytas darbo užmokestis ant popieriaus ir mygtukas daugiau. Paspaudus ant daugiau mygtuko išsiskleidžia veiksmai. Tvarkaraštis, kur galime redaguoti darbuotojo darbo laiką. Paspaudus išsaugoti ir siųsti, atsidaro elektroninio laiško siuntimo langas su prisegtais darbo grafiko dokumentais. Atnaujinti, atsidaro darbo sutarties langas. Paspaudus išsaugoti ir siųsti, atsidaro elektroninio laiško siuntimo langas su prisegto darbo sutarties dokumentu. O paspaudus L paštas iš karto atsidaro elektroninio laiško siuntimo langas, taip pat su prisegtu darbo sutarties dokumentu. Kad peržiūrėti daugiau darbo sutarties informacijos, reikia spausti ant kortelėje esančio vardo. Tuomet atsidariusiame lange matome detalę HRMS sutarties informaciją. Viršuje kontaktiniai duomenys ir žemiau darbo sutarčių kortelės. Pasirinkta kortelė išskleista, o joje yra meniu juosta su išsamia informacija. Komentarai. Čia galime peržiūrėti ir parašyti komentarą apie šį darbo sutarties dokumentą.
Suvestinėje matome visą informaciją apie atlyginimą, darbuotojo darbo užmokestį ant popieriaus, kiek per sutarties laikotarpį buvo priskaičiuota darbo užmokesčio, kiek išmokėta darbuotojui, kiek išskaičiuota mokesčių, kiek atostogų sukaupta, išnaudota ir išmokėta, kiek komandiruočių ir dienpinigių, kiek sirgo, kiek turėjo pravaikštų ir suvestinės apačioje pavaizduotos būsenos, pagal kurias matome, kada sukurtas darbo sutarties pasiūlymas, kada patvirtintas asmens, nuo kada aktyvuota sutartis ir kas iš administracijos šios veiksmus atliko. Toliau darbo laiko žiniaraštis rodo mėnesio darbuotojo darbo laiko išklotinę. Darbo užmokesčio žiniaraštyje rodomas detalizuotas darbuotojo atlyginimas. Darbo grafikas. Čia atvaizduojamas darbuotojo darbo laikas ir darbo vieta kiekvienam mėnesiui. Ir taip pat paskutinės meniu juostoje failai. Čia pridedami failai susieti su šia darbo sutartimi. Paspaudus ant H&M sutarties kortelės dar kartą kortelė užsidaro. Puslapio viršuje galima paspausti mygtuką grįžti į H&M. Toliau apie H&M peržiūros režimą. Sąrašo peržiūrą paspaudus ant viršuje dešinėje esančių grafiko ikonėlių galima keisti. Iš sąrašo peržiūros į savaitės peržiūrą, tuomet matomas savaitės grafikas, iš savaitės peržiūros į mėnesio peržiūrą. Ekranas išsiskleidžia ir matome visą mėnesį. Ir atvirkščiai, priklauso nuo to, kaip jūs patogiau valdyti. Pakeitus peržiūros režimą iš sąrašo į mėnesio ar savaitės, žemiau esančių kortelių sąrašas išfiltruojamas ir rodomas tik tos kortelės, kurių darbuotojai šį mėnesį yra įdarbinti. Taip pat viršuje esanti būsenų juosta pasikeičia į darbo laiko juostą. Darbo laiko juostos kortelėse matosi tą mėnesį praleistą laiko suma ir išlaidų suma, ir šalia jų yra PDF ikonėlės. Paspaudus ant darbo laiką, sistema darbuotojų sąrašą rūšiuos pagal tai, kas turi suplanuoto darbo laiko. Paspaudus ant darbo laikas dar kartą, sistema darbuotojų sąrašą rūšiuos pagal tai, kas neturi suplanuoto darbo laiko. Paspaudus ant šalia darbo valandos PDF ikonėlės galime generuoti ataskaitos dokumentus. Atsidaro langas, kuriame galima pasirinkti mėnesį ir sugeneruoti dokumentą visiems darbuotojams. Galima generuoti darbo užmokesčio žiniaraštį parsisiųsti Excel formatu ir generuoti PDF formatu. Čia detalizuotas darbuotojo darbo užmokestis, išmokama suma ir išskaitomi mokesčiai. Taip pat galima darbo laiko žiniaraštį parsisiųsti Excel formatu ir generuoti PDF formatu. Čia detalizuota darbuotojo darbo laikas. Pasirinkus savaitės ir mėnesio peržiūrą, darbo laiko juostoje matome korteles su pasirinkto mėnesio mini ataskaita. Darbo laiko kortelėje nurodytas darbo laikas ir bendras darbo užmokesčio išlaidos. Atostogų kortelėje, kiek šį mėnesį skirta atostogų dienų ir kokia išmokama suma. Komandiruotės kortelėje, kiek komandiruotėms skirta dienų ir kokia dienpinigių suma. Mamadienis, tėvadienis, kiek laisvų valandų skirta darbuotojams ir suma už jas. Priedai, kokia skirta priedų suma už šitą mėnesį. Liga, kiek praleistų darbo dienų dėl ligos ir kokią sumą išmokama iš darbovietės. Priežiūra, kiek pateisintų darbo dienų dėl priežiūros. Pravaikštos, kiek nepateisintų darbo dienų ir kokią sumą nuskaitoma nuo darbuotojams skirtų priedų. Ir projektai kortelėje, kiek valandų ir kokią darbo užmokesčio suma prie projektų. Grafiko sąrašą taip pat galima filtruoti, paspaudus ant darbuotojo laiko juostoje bet kurios iš kortelių. Spaudžiant atostogų, sistema rūšiuoja viršų darbuotojus, kurių grafike yra atostogų. Paspaudus dar kartą, sistema rūšiuoja atvirkščiai. Taip pat veikia visas darbo laiko kortelės. Paspaudus ant kurios nors iš jų, sistema rūšiuos jas pagal atitinkamą užklausą. Tiek šioje video apžvalgoje apie Cherry Team sistemą. Tikiuosi parodžiau naudingos informacijos, kuri padės jūsų verslui šiuolaikiškai valdyti saugomus duomenis. Lauksime jūsų komentarų. Gero naudojimo!